Labas rytas. Labas rytas. Noriu nufilmuoti savo dieną, kad tiesiog parodyčiau savo tą rutiną tokią pasikeitusią. Šiandien jau jaučiuosi daug geriau. Kas dar nežinot, nematęs Contribui vlogo po ligoninės, aš iškart susirgau. Tokiu kaip peršalimu labai, bet dabar pradėjau gerti antibiotikus, tai tikrai daug geriau. Pradėjau miegoti normaliau po ligoninės ir kitas režimas toks grįžo, tai tikrai daug geriau jaučiuosi. Balsas dar neatsigavo, bet gal ir po operacijos neatsigavo. Šiaip updatinsiu per dieną visokių tokių dalykų, kas pasikeitė, kas ne, ir jo, tikiuosi fainai praleisim dieną. Ačiū, kad čia esat visų pirma, ir ačiū, kad užsukote, jeigu nauji žmonės, tai nepamirškit paspausti subscribe mygtuką, arba jeigu dar nepaspaudėt, tai paspauskite, jeigu žiūrit. Šiaip, kad sunkiausia man dabar grįžus namo, tai tiesiog grįžti prie kasdienių darbų, nes labai daug dalykų yra pas mane riboti, ypač toks visoks pakelimas nuo žemės daiktų, aš nelabai galiu rinkti, tai šiandieną, kadangi Leonardas išeis į darželį, bus tik vienas vaikas namie, pabandysim dar šiek tiek gal net apsirinkti daiktų, kurie yra nereikalingi, kad tiesiog mažiau būtų, kad tvarkyti. Dar pastebėjau, kad vaikai irgi su visais tais žaislais, kurie čia yra, tikrai nežaidžia, tai nelabai jame reikia tiek daug. Žiūrėk. Tai? Wow. Kur mašinytė? Oho. Nu, dėk. Oho, dėk čia? Taip, čia dėk. Nu, dėk. Dėk čia. Padėti. Čia dėk. Oho. Sakinys. Nu ką, aš jums galiu pasakyti dar tik 8 valandas ryto, bet aš jau pavargau, atrodo, kad visą dieną būčiau atidirbus. Leonardas darželėje, Adamukas pavalgydintas, nupraustas, aprengtas, viskas gerai. Žodžiu, tikrai atrodo, kad atidirbus visą dieną. Šiandieną mano dar toks tikslas įsiplauti galvą būtinai, nes įsivaizduojat, aš dar paskutinį kartą plau galvą prieš operaciją, tai tikrai noris išsiplaut galvą ir jau šiandien žaizda atvira, vakar vaikščio 24 valandas. Šiaip galiu parodyti, va taip viskas atrodo. Čia dar turiu porą siūlių ir čia šiek tiek išskusta, bet nieko tokio, išsiplausiu galvą. Kai atskėliu rytai šiek tiek geriau jaučiaus negu dabar, nes dabar vis dar jaučiu, kad ta liga, žinot, man kabinasi, nes čia visur taip spaudžia kaip sinusus, bet šiaip jau viskas gerai. Ir šiandien kažkaip jau daug geresnė diena negu buvo tas savaitgalis, kai grįžom, nes aš grįžau penktadienį ir ta buvo visas savaitgalis namie. Įprasti tą naują rutiną, kaip mes, ką dabar darysim, ir buvo taip gan sunku, bet šiandieną jau taip jaučiasi, kad įėjom į ritmą ir aš jau daugiau galiu daryti, ir aš jau
maždaug suprantu, ką aš galiu daryti, tai tikrai šiandien jau tokia geresnė diena. Dar man po operacijos toks keistas jausmas, dabar kai žiūri veidrodį, atrodo, kad aš tų kaulų nebeturėčiau, arba čia man dar viskas ištinė yra, nežinau, bet atrodo, kad nebėra šitų kaulų, taip įdomiai. Tai va, šiaip džiaugiuosi, kad pagaliau į kažkokį tai va tokią va rutiną, ritmą mes įeinam. Aš jau išsiplau galvą. Žinokit, jausmas tai nerealus. Ta prasme, nieko negali būti geriau, kai per 12 dienų pirmą kartą išsiplauni galvą. Šiaip labai bijau, aš tą galvą šlapinu, bet tikrai nieko blogo jam neatsitiks. Taip gerai buvo polys po dušu, bet plaukai tai žinokit slenka, bet dar tas plius gali būti, kad aš vis tiek, kai neplauni galvos ir kiekvieną dieną kažkiek plaukų išslenka, bet kai neplauni galvos ir dar plius nusirpęs organizmas, tai galbūt daugiau paslinkia, bet šiandien jau jaučiuosi toks truputį kaip žmogus labiau. Bent tie gerai, o dabar aš noriu jums parodyti, kaip aš darausi mačą, bet tokia labiau dar, bet tai, kad vien tik mačą arbatą, bet dalyką, kuris dar ir pastiprino organizmą, nes aš ir ciberžolės naudoju, kas turi gerą poveikį, kai yra užterštas organizmas, jį išvalyti ir panašiai, ir šiaip jis toks kaip prieš ligas, žodžiu, pamatysite, tai tą arbatą aš geriau maždaug 2 kartus per dieną, ten ryte vakare. Šiaip tai galima daryti ir tą ciberžolės tik tokia kaip latė, bet aš ir dar mačiusi dedu. Patys pagrindiniai ingredientai tai būtų mečio arbata, dubra. Ir čia yra, kas nežinau, kas yra mečio, tai žalia arbata, tai yra miltelinių pavidalo. Tada aš dedu cinamoną. Turmerikas, kas yra ciberžolė lietuviškai, ir ją būtina suaktyvinti su pipuru, tai būtinai dedat pipuro, nes taip nelabai bus tų benefitų teiktų. Galite, aišku, dar visokių dar dadėti dalykėlių, jeigu jūs turit, ir aš dar dedu medaus, ir žodžiu, pieno ir vandens. Išmokinai vaikus mačą arbatėlę daryti. Išmokinai vaikus mačą arbatėlę daryti. Atratrėlę, matrašėlę tada. Išmokti gražiai. Norite? Mačą arbatėlės nenoriu, ošai. Šito šūdo aš negersiu. Nori, kad anksčiau laiko mirčiau. Žodžiu, mes šiais metais darysim advento kalendorių. Praeitais metais mes darėme advento kalendorių, labai Leonardui patiko. Ir jis tada nelabai ten suprato kažko, bet dabar jis tikrai patobulėjo per tuos metus ir manau, kad jam bus labai faina. Kadangi darom Leonardui, tai darysim ir Adamai. Bet aš neįsivaizduoju, kaip Adamai atrodys tas adventas, gal net ne 24 dienas. Aš net neįsivaizduoju, nes yra daiktų Adamai, žinai, kurios Adamai, arba galvoju, gal mes tiesiog
prie Leonardo advento kalendoriaus pripakuosim ir Adamui kažkokių tai smulkmenų, nes jis tai tikrai nieko nesupranta, bet gaus ir jis dovanėlių. Kas nežinot, kas yra advento kalendorius, tai kai atidarai nuo gruodžio 1 dienos iki gruodžio 25 dienos kasdieną po dovaną. Dažniausiai vaikams, tarkim, jeigu kai mes būdavo mažesni, darydavo tiesiog to, žinot, šokoladinius. Kažkaip praeitais metais mes sugalvojom padaryti Leonardui tokį geresnį su dovanėlėm, labai pasiteisino, tai manau, čia tokia bus kaip ir šeimos tradicija kiekvienais metais daryti. Į tą advento kalendorių tai galima dėti bet ką, realiai čia jūsų fantazija, bet šiais metais aš dar nusprendžiau parašyti keletai kompanijų, kurios galbūt norėtų prisijungti prie šios gražios akcijos. Ir iš tikrųjų prisijungė. Išsipildymo akcija, ne. Bet tiesiog parašiau, galbūt norėtų prisijungti, nes, kaip jau žinot, mes neturim labai daug laiko viskam susiruošti, nes visą gruodį aš būsiu išvažiavus, tai reikėjo tiesiog viską čia taip žiauriai greitai, o dabar, pavyzdžiui, praeitais metais mes viską tiesiogiai pirkom parduotuvėse, o šiais metais aš negaliu eiti parduotuvėse ir viską supirkti. Tai labai džiaugiuosi, kad atsirado kompanijų, kurios nori bendradarbiauti šitam gražiam dalyke. Tai dabar ką tik atsidariau siuntą ir pažiūrėsim, ką mes čia gavom į tą advento kalendorių. Šiaip visą tą advento kalendoriaus procesą, kai Leonardas atidarinės, tai jau Lukas filmuos, nes aš būsiu išvažiavus. Ir kažkaip iš tikrųjų žiauriai gaila, kad aš praleisiu tą procesą, nes tas visas padarimas, supakavimas, bet tavo reakcija, kai kiekvieną rytą atsikeli ir atidarai ir kažkaip, žiauriai gaila, kad praleisiu, bet matysiu ir taip. Tai va, atsiuntė mums, wow, čia šit žiauriai geras, jam patik, žiūrėk, čia Tyrexas susideda kaip iš kaladėlių. Čia T-Rexas, ne Tyrexas. T-Rexas. Tai va, iš tikrųjų, Tyrexas kaip būks valiklis. Iš tikrųjų, tai dabar tik šiaip čia parodau, čia ką atsiuntė, nes įdomu, bet kai viską pakuosim, ten bus gal atskirą video padarysiu. Čia, žinai, pats gali tiek idėjų neturėti ką pripirkti 24 daiktus. Iš tikrųjų, kai pradedi pirkti, tai tada pradedi suprasti, kad šiaip, jeigu kas nors galvojat savo vaikam daryti, tai šiaip gan brangiai gaunas. Žiūrint, ką pirkti. Praeitais metais vis tiek mes pirkom grinai smulkmenas ten. Kažkokias tai biškai didesnės. Bet dovanas gauni per kalėdas, o ne? Jo, bet vis tiek išleidom apie 5 eurų išėjo kalendorius. Taip išėjo. Žodžiu, šita kompanija, čia viskas yra iš Japoko, tikiuosi teisingai turiu, Japoko. Bet šiaip pas juos labai daug visokių dalykėlių, visokio amžiaus vaikučiams ir čia tokie labiau visokie japoniški ir man atrodo, kad va šitoj dėžiai, tai čia va bus japoniški, jo, nes tai rašta. Čia dovanų rinkinys, Japanese Sweet Gift Box. Tai pasižiūrėsim, kas ten yra ir vis tiek mes į tą kalendorių dedam ne vien tik daiktus, bet dedam kažką ir skanaus. Tai manau, kad viską mes čia paskirstysim ir bus labai faina. O Dieve, čia ir mums su Luku žiauriai patiks pasižiūrėk. Oje. Oje. Žiūrėk. Lukai. Pokemonų guma? Su Pikachu. Gerai, Adamas atskėlė, aš čia viską parodysiu. Čia visokie seeds, žodžiu. O čia visokie kitokie dalykai, kai, žodžiu, eina savo.
nedaug reikia iki pilnos laimės, bet iš tikrųjų tai nerandu šepečio namie kažkur padėjus. Kadangi nerandu šepečio, tai negaliu išieškoti plaukų, bet vis tiek natūraliai išdžiuvo ir tokie kvepiantis plaukai. Nu, nieko negali būti geriau. Šiaip randas, taip mažiau skauda, ta prasme, taip viskas atrodo tenais taip gerai tikrai gyna, dar už poros dienų išsimsim siūlus, už kokių gal 3 dienų pasitaisiau vitamino C vandenį atsigerti. Dabar bet ką darau, kad geriau jaustis ir pasveikti. Bet vis tiek negaliu patikėti, kad gal išsplau. Laukiau to momento ilgai. Dariau Adamui šiandien pirmą kartą kepenėlės, bet žinot, Adamas viską valgo, ta prasme. Jeigu Leonardas, jisai nevalgydavo ten kažko, tai Adamas jisai viską valgo. Privalgė šiandien kepenėlės ir labai patiko. Galbūt reikės padaryti dar kartą. Šiaip daug visokių planų buvo, daug apsitvarkyti, bet apsukas nebe tokios. Šiek tiek gal dabar eisiu pailsėti valandą ir tada eisim apsitvarkyti. Arba jau pasiliksiu rytoj tą tvarkiau.